O kaip mano ir tavo gyvenime su baime? Ar baime, ar tikėjimas mano ir tavo gyvenime yra vis tik stipresnė? Žinoma, gyvenime yra įvairių dalykų, bet jeigu paimam, tarkim, visą savo gyvenimą ir galėtumėm vaizdžiai sakyti, į delną įdedam ir klausiam. Mėly broliai ir seserys, ką tik girdėjom Jėzaus kančios aprašymą. Ir pačioj pabaigoj paskutiniam sakiny girdim, kaip kareiviai, kurie yra įpratę prie įvairiausių negandų, bėdų, prie mirties, matydami, kas vyksta, išsigąsta. Sakykit, mėly broliai ir seserys, o kaip mano ir tavo gyvenime su baime? Ar baime, ar tikėjimas mano ir tavo gyvenime yra vis tik stipresnė? Žinoma, gyvenime yra įvairių dalykų, bet jeigu paimam, tarkim, visą savo gyvenimą ir galėtumėm vaizdžiai sakyti, į delną įdedam ir klausiam. Kas labiau koreguoja mūsų gyvenimą, kaip elgiamės, ką darom, ko nedarom? Baimė ar Dievas? Tikėjimas Dievu. Juk žiūrėkime, mėly broliai ir seserys, ką baimė sako? Bėk arba sustink. Dievas sako, mylėk. Juk tai visiškai kitokia kryptis. Bėk ir sustink, ar mylėk. Ir prieš šventasis mišias, kaip įprasta, apėjom kryžiaus kelią ir ten įvairūs veikėjai. Štai Veronika, kurią prisimenam, juk ji išsiskiria iš kitų, ateina ir nušluosto jam veidą. Ir kaip nekartą galvojom, mažas, nedidelis patarnavimas. Juk puikiai suvokiam, kad turbūt po kokių 30 ar 40 sekundžių, net minutėj nepraėjus, Jėzaus veidas vėl toks pat. Bėga kraujas, bėga prakaitas, nes viskas žaizdose. Ir kam jai reikėjo išsiskirti? Bet į širdį jaučia norą mylėti. Ir ji atsiliepia į tai, nebijodama. Ateina, išsiskiria ir patarnauja. Ir štai žinom, pagal tradiciją yra sakoma, kad toj skepetui yra likęs Jėzaus veidas. Mėly broliai ir seserys, ar nepanašiai yra su mūsų malda, su tais gerais darbais, kuriuos Dievas nori per tavo ir mano širdį padaryti? Juk ne veltui Jėzaus širdies litanijoje mes meldžiame sakydami, Jėzau romusis ir nuolankia širdį, padaryk mūsų širdį panašią į savo širdį. Ir Dievas nori atsispausti tavo ir mano gyvenime. Ne skepetoj, ne kažkokiam daikte, bet tavo ir mano širdį. Štai kodėl, mėly broliai ir seserys, šiandien kiekvienas ir pradedam prašydami, kad Dievas duotų mums drąsos, kad per ateinančią savaitę, tai per didžiąją savaitę mes permąstytume, kasgi iš tikrųjų gerokai atima iš mūsų širdies tą drąsą tikėti. Ir gyventi, ir veikti, ir mylėti toje drąsoje. Mūsų bažnyčioje yra vieta, kur atvaizduota mažoji Teresėlė, Teresė iš Lizie. Jauniesiems mūsų mišių dalyviams mažytė užduotis, progai pasitaikius būtinai pavaikščioti po bažnyčią ir surasti, kur yra atvaizduota ta mažoji Teresėlė. Ir štai jos mėgstamas pasakojimas. Kartą karalius išsiruošia į medžioklę. Sėda ant žirgo, pasima kompaniją ir daug skalikų. Skalikai tai tokie dideli šunys, ilgom kojom, kurie kaip tik išvesta ta veislė, būtent medžiokliai. Išjoja į mišką ir staiga užuodžia, kad kažkur turėtų būti kištis. Pradeda bėgti tie skalikai, karalius su palyda iš paskos ir galiausiai mato, kaip tas vargšas kištis stengiasi pasislėpti, mėtydamas pėdas, bet kur jam? Jisgi mažas, skalikai didžiuliai ir galiausiai užspeistas į kampą, nebegali niekur pasislėpti.
Prijoja karalius ir tučtojau ims ir nušaus. Vargšo kiškio krūtiniai širdis tiesiog baladojasi, tuoj pat atrodytų iššoks. Sukaupęs paskutinės jėgas, jis drąsiai šoka karaliui į glėbį ir ramiai susigūžia. Karalius, pajutęs to kiškio šilumą ir švelnumą, visiškai atlyžta. Kažkas pasikeičia jo širdyje. Jis nebenori jo nušauti ir pasidaryti savo kepurės. Jis atgrėžia visą savo palydą ir grįžta atgal, nutraukia medžioklę. Sakykit, mėly broliai ir seserys, ar mano ir tavo tikėjimas gali būti toks drąsus, galėtumėm sakyti net desperatiškas tarsi, kai gyvenimas mus užspaudžia, kaip liaudis, kad sako, juk gyvenimas kartais žmogų įspaudžia į kampą, o kartais ne tik įspaudžia, bet netgi trilinkas sulenkia. Va tada šokti Dievo glėbį, kai atrodytų nebėra jokios vilties. Viskas, pražuvom, viskas, baimė suratino, atėjo mirtis, atėjo liga, artimųjų problemos, mūsų pačių sveikatos problemos, kas tai bebūtų. Ir galbūt iš tikrųjų ta mūsų širdis kaip to kiškio širdis, nuo tų bėdų ir negandų, kurie kaip šunys persekioja ilgą laiką, atrodytų tuoj pliš. Galėtumėm šokti ir sakyti, Dieve, į tavo rankas atiduodu savo dvasią. Dieve, į tavo rankas atiduodu savo gyvenimą. Į tavo rankas atiduodu savo šeimą, savo tautą. Viską atiduodu, Dieve, tau. Nežinau, kad tu tikrai pasirūpinsi. Tu esi tas, kuris neišduos ir neapgaus. Tu esi tas, kuris myli ir myli taip stipriai, kad leidiesi būti nukryžiuojamas. Kad ne vienas žmogus jokiom aplinkybėm negalėtų žiūrėti Jėzų ir pasakyti, žinai, Dieve, o tu nieko nežinai apie skausmą ir kančią. Ko Jėzus nežino? Kaip draugai išduoda. Ko Jėzus nežino, kad kaip tie žmonės, kurie išgydyti ir išlaisvinti, kuriems buvo padėta, atsisuka ir atmoka piktu, ką dalis ir mūsų esam patyrę. Ko jis nežino? Kad už gerus darbus jį galiausiai prikala prie kryžiaus? Ką jam galėtumėm prikišti, kokios kančios ir skausmo jis dar nepažįsta? Štai kodėl, mėly broliai ir seserys, kodėl Dievas pasirenka būtent tokį kelią, kad ne vieno mūsų širdį nebūtų tarsi slaptos minties, ar kad piktoji dvasia neapgautų sakant, nu kur jau tas Dievas supras tavo kančią ir skausmą. Klausydamiesi Jėzaus kančios istorijos, mes šiandien ir suvokiam ir suprantam, kad taip, gyvenimo iššūkiai ir rūpesčiai ir kryžiaus nešimas yra dalis mūsų gyvenimo, tačiau tai nėra visa istorija. Mirtis nėra taškas, tai tik kablelis. Ir mirtis yra tik slenkstis, per kurį peržengę mes grįžtam kur? Į savo tėviškę. Bet tam, mėly broliai ir seserys, reikia turėti meilės ir drąsos tikėjime, suvokti ir suprasti, kad baimė tai nėra pagrindinis balsas, kuris yra mūsų gyvenime. Tai baimė gali labai garsiai kalbėti ir gali priversti mūsų širdį tikrai stipriai ir greitai plakti. Štai kodėl mes šiandien meldžiamės ir prašom, Dieve, duok mums tą tikėjimą, kuris galėtų nugalėti visas mūsų gyvenimo baimės. Kartą vienas mokytojas su mokiniais ateina į kaimą. Jie martinantis išeina visas kaimas ir pradeda piktai kalbėti, sakydami, kad jis jokių būdų neturės teisės užeiti šitą kaimą. Keikia įvairiausiais žodžiais atėjusi mokytoja ir jo mokinius. Ir jo mokiniai iš tikrųjų kantriai klausosi ir galiausiai netekę kantrybės atsako lygiai tokiais pat piktais žodžiais, tarsi maži vaikai susipykę, ieškodami kuo piktesnį žodį pasakyti, kad galėtų daugiau užgauti.
Mokytojas nustebęs žvilgtelėjo į savo mokinius ir klausia, nustokit, kodėl jūs taip darot. Ir atsigręžęs į tuos kaimo gyventojus, pasakoja štai tokį dalyką. Sako, vakar aš buvau užėjęs į šalia esantį kaimą ir žmonės išėjo iš to kaimo, kad mane pasitikt. Savo rankose atsinešė dovanų, atsinešė maisto. Prašė, kad pavalgyčiau kartu, norėjo, kad priimčiau dovanas. Aš buvau pavalgęs ir pasakiau, kad nereikia, nes esu sotus. Norėjo įteikti dovanų, bet sakiau, kad ir dovanų mums nereikia, nes mes keliaujam. Ir sakiau, kad paimkit tai, kas priklauso jums, grįžkit namo ir padalinkit tam, kam norit. Ir klausė tų piktų gyventojų, kaip galvojat, tą maistą ir dovanas, kam jie padovanojo, kam jie išdalino. Jie atsakė greičiausiai namiškiams ar kaimynams. Ir tada mokytojas, žiūrėdamas į piktų kaimiečių akis, sako, štai jūs išėjot su piktais žodžiais, su keiksmais, su neapykanta. Aš nepriimu šitos dovanos. Parsineškit namo ir padalinkit, kam jūs norit. Kaip galvojat? Visą tą neapykantą jie parsinešė namo, kam padalijo? Mėly broliai ir seserys, labai panašiai Jėzus, jo gyvenime yra tai nutikę. Atmenat vienoj vietoj, kai ateina į kaimą ir jo nepriima, Jonas ir jo brolis sako, ar norėtum, kad mes pasimelstume, jog ugnis nukristų ant žemės ir sunaikintų visą kaimą, ir Jėzus sudraudžia jį. Bet žiūrėkit, mėly broliai ir seserys, kodėl žmonės, kai kurie ateina į šventąsias mišias į maldos vietą ir išeina palengvėjusią širdim. Ot kažkokiu būdu, kaip paprastas žmogus, kuris neturi ten labai lankstaus liežuvio ar nėra skaitęs didelių storų knygų, jis sako, negaliu paaiškinti, bet kažkaip mano širdį, taip šviesiau, lengviau, kažkaip geriau. O kitas žmogus, kuris ateina į tą pačią maldos vietą, išeina tarsi susigūžęs, tarsi tuščiai praleidęs laiką, dar papildomai susierzinęs. Kaip taip nutinka? Kodėl vienus atrodytų Dievas išlaisvina, o kitus atrodytų tarsi apsunkina? Kodėl vieniems tai yra širdies atgaiva, o kitiems yra didžiulė našta? Ir atsakymas turbūt slypi mūsų širdį, su kokia širdim mes ateinam. Jeigu ateinam iš tikrųjų, Dieve, kad tu išlaisvink, tu išmokyk, tu pakeisk, su vienokia širdim išeinam. Jeigu ateinu iš tikrųjų nenorėdamas, kad Dievas kištųsi mano gyvenimą, išeinu su kitokia širdim. Štai kodėl, mėly broliai ir seserys, ką tik girdėtoj Jėzaus kančios istorijoje yra daug įvairiausių žmonių. Tie, kurie smalsauja, žiūri ir sako, palaukim, gal ateis Elijas išgelbėt. Yra žmonės, ten labai aiškiai parašyta, kurie buvo sukurstyti vyriausių kunigų, kurie norėjo, kad Jėzus būtų nukryžiuotas, kitaip sakant, pašalintas iš jų gyvenimo. Žmonės, kurie neturėjo savo nuomonės, kuriuos sukurstė ir pasakė, šaukit ant kryžiaus. Ir jie šaukė. Buvo žmonių iš tikrųjų Jėzaus artimųjų, kurie norėjo, kad būtų kitaip. Štai kodėl, mėly broliai ir seserys, gavėnios laikotarpis yra skirtas mūsų širdies pažinimui. Kiekvieni metai yra vis skirtingi. Skirtingos aplinkybės, nors atrodytų išoriai gali ir niekas nesikeisti. Ir mes esam kviečiami su kiekvienais metais vis labiau suvokti ir suprasti savo tikėjimą. Jeigu reikėtų paliudyti Dievui, kaip aš ir tu matom savo gyvenimą, sakykit, ar su gyvenimo patirtim tu ir aš gerėjam kaip žmonės? Ar tavo ir mano širdis
labiau tampa mylinti. Ar tu ir aš lengviau ištveriam sunkumus? Ar tu ir aš stipriau tikim Dievu? Ar tos gyvenimo aplinkybės, per kurias mes keliaujam, priešingai užaugina mūsų širdį didesnę baimę, nusiminimą, liūdesį? Juk visi puikiai žinom, kad lengviausia matyti svetimas nuodėmes. Tad karts nuo karto galim žvilgterti ir paklausti, bet juk žiūrėkim, su gyvenimo metais ne visada žmogaus širdis tampa geresnė. Kas savo aplinkoj nesam sutikę žmogaus, kuris su gyvenimu darosi piktesnis, rizlesnis, žmogus, kuris iš tikrųjų vis labiau susigūžęs, tampa vienišas. Štai kodėl, mėly broliai ir seserys, šiandien mes melsdamiesi ir prašom: Dieve, duok, kad baimė nevadovautų mano gyvenimui. Dieve, duok man tikėjimą, kuris padėtų nugalėti, kuris padėtų mums būti kaip tai Veronikai, kuri gali išsiskirti iš kitų ir parodyti mažytį patarnavimą šalia esančiam žmogui. Dieve, duok man drąsos ir noro, kaip tam Simonui Kireniečiui, kuris panešėtų Jėzaus kryžių. Jisgi turėjo savų darbų ir rūpesčių, bet sustojo ir padėjo šalia esantį, kai buvo paprašytas suteikti pagalbą. Štai kodėl, mėly broliai ir seserys, šiandien mes ir prašom, kad tos verbos, kurias mes pasidėsim po akim, nuolat primintų. Ypatingai tada, kai jausimės užspeisti, lyg tas kištis akligatvį, kai atrodytų nelaimės ir bėdos užspaudimus, kai atrodytų, kad čia jau tos nelaimės ir mirtis yra paskutinis žodis. Ne tokia yra tiesa. Tad Dieve, duok mums visiems gyvą ir tikrą tikėjimą, kuris iš tikrųjų gaivina ir išlaisvina. Amen.